BetSafe – generalinis Žalgirio futbolo klubo rėmėjas. Karašymą. Labai gerą kombinaciją kairėje sukūrė varžovai ir turėjo labai gerą šansą pelnyti pirmąjį rungtynių įvartį. Arpadas Tordajus ten savo darbą padarė, o po to jau Jukijoš Karašymą pabaigė viską iki galo. Čia Livio Antalis, nuošalės nėra, dabar jau šansas prie kitų vartų ir 1-0. Vilniaus Žalgiris įsiveržė į priekį, auksinė taisyklė, neįmuš šitų įmuštau. Pabėga, įspūdingai greitai pabėga į puolimą Vilniaus Žalgiris, 2-3 perdavimai, sudraskantis visą gynybą, įveikiantis visą aikštę ir be abejo, Kipras klausė, ar nebuvo nuošalės. Atvirai prisipažinsiu, tas klausimas ir man dėl įdomumo yra, tačiau tik dėl įdomumo niekas nepasikeis. Minėjau, varo nėra, niekas čia nepasikeis. Livio Antalis, jeigu ir buvo nuošalė, niekam tai nebėra įdomu. Dar kartą ši situacija, sunku pasakyti, atvirai pasakius, gal net ir nebuvo. Kaip ten bebūtų, smūgis geras, ne pats stipriausias, tačiau tikslus, kur vartininkui nebėra jokių šansų. Matome, kad koja pasiekti kamulio neturėjo čia galimybė Vica Ivušičius. Rankomis be abejo tokio kamulio nespėsi. Šio klausimų Momeras Stankovičius taip pat šiandien yra aikštėje, 22 numeris. 29 metų švedas. Čia šansas 2-0. Livio Antalis. Antrasis jo tikslus smūgis ir griebės už galvų Pafos ekipa. Ne to jie tikėjosi šiose rungtynėse, kad sužaidus pusę pirmojo kėlinio Žalgiris kantriai besigindamas prisižvejos krūvą savo progų. Čia užrašas, kurio nespėjau perskaityti, tačiau akivaizdį žinutę kažkam ir tas kažkas ją tikrai supras. Livio Antalis mušo antrą įvartį ir kol kas Žalgirio puolėjų duetas šių metų europinėse kovose tiesiog įspūdingas. Čia klysta Deividas Guldaras, sunku net kažką pakomentuoti. Turėjo iš čia kažkokiu būdu uždaryti Livio, galbūt kamuolį išmušti, kažką bent jau padaryti. O Livio randa spragą, artimo kampą renkasi, nusprendžia, kad čia yra lengva. Kažkom primena turbūt ir pirmą kėlinį, ten Žalgiris po 20 minučių pradėjo ridenti kamuolį su varžovo vartus. Čia kamuolys tinkle ir varžovai mažina atsilikimą 2-1, panašu, kad ten daug buvo sėkmės. Sunku pasakyti, kas ten toje mėsmalėje buvo prie kamuolio ir nukreipė jį į vartus. Rodomos mums Žairo. Įdomu būtų pamatyti tos situacijos pakartojimą. Ir tie pavojingi kampiniai galiausiai virsta bėda. Dar kartą ši situacija. Čia per daug, tikrai per daug erdvių. Čia netgi sakyčiau, Žoris Mutaši į savo vartus nukreipė kamuolį. Ten nebuvo net smūgis į vartus, panašu, kad kamuolys nebūtų lėkęs į juos.